Negatyvus, kas liečia žaidimo kokybę, kas liečia, kaip sakoma, tą tobulėjimą, kokį norėtųsi pasiekti. Sakykime, prieš tai išvykoje kažkoks matėsi viltis, šiandien rungtynės, ypač pirmas kėlinys buvo tikrai blogas. Bet yra tam tikrų priežasčių, kurios mums žinomos. Šiaip pozityvas yra 3 taškai, kurie labai svarbus ir kurių mums reikėjo. Ta serija, trumpa serija, kaip sakoma, vykdyta 100%, 9 taškai. To siekiame. Laukia labai skundus rungtynės Pakruojyje. Savaitę turim laiko. Teks daug ką keisti. Po rungtynių pabendravot su Šiaulių komandos gerbėjais, fanais. Kokie įspūdžiai? Pirmos debiutinės rungtynės Šiauliuose vis tik? Norėjusi jiems sudaryti kažkokią šventę, bet manau, kad jie patys nepatenkinti, tuo labiau žaidėjai turi būti nepatenkinti, jeigu kažkokios turi ambicijas. Antras kėlinys kažkiek geriau, bet iki tam tikro lygio, Šiaulių lygio dar labai toli. Žiūrovai futbolo miestas yra ir šiuo metu tikrai aš manau, kad jeigu bus rezultatai kaip yra, bet vien rezultatų neužtenka, reikia žaidimo. Tai manau, kad pritrauksim šiek žiūrovų, bet šiaip, kas liečia grynai sirgalių pusę, tai grynai tik pozityvus.